lankščiausias žmogus pasaulyje. Kiros Hadgu treniruojasi jau 12 metų. Pastaruoju metu Lietuvoje gyvenantis ir mūsų tautiečius nustebintis sumanęs vaikinas labiausiai šokiravo dailiąsias komisijos nares. Atgavę kvapą visi 4 komisijos nariai analogų neturinčiam Kiros lankstumui suteikė tiesioginį kelialapį į pusfinalį. Tad šiandien Kiros dar kartą parodys, kokius pokštus kartais iškrečia gamta. Ačiū visiems, ačiū žiūri. Taigi, aš kviečiu ir prašau jūsų sutikti aplodismentais Kiros Hadgu iš Etiopijos. Labas vakaras, Kiro. Labas vakaras. Kaip jūs šiandien jaučiatės? Labai gerai, viskas gerai. Aš žinau, kad jūs tik buvote Dubajuje, kur dalyvavote didžiojoje šventėje ir ten jūs koncertavote, kad surinktumėte pinigus nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haityje. Sakykite, ar jūs dažnai dalyvaujate tokiuose koncertuose, po pasaulį važinėjat? Nu, iš tikrųjų, man pirmą kartą buvo tokie koncertai, tai labai įdomu buvo ten dalyvauti ir tą patį laiką padėti žmonėms, kuris daro tokį dalyką. Ačiū Jums labai. Na, aš dabar neklausiu, ką Jūs šiandien mums parodysite, nes pakviesiu visus pažiūrėti reklamą. Gerbėmieji, vėl sugrįžome į 2 minutės šlovės. Tai yra paskutinis atlikėjas, kuris stovi prie manęs ir šiandien užbaigs mūsų tokį iš tikrųjų nuotaikingą vakarą. Aš noriu paklausti, Kiros, tau iš tikrųjų padėjo paruošti šitą numerį Kirdeikis? Jo, jisai man padėjo kažką daryti, jo. Aš žinau, kad tu Lietuvoje turi daug gerbėjų. Ką norėtum jiems pasakyti prieš paskutinį pasirodymą šio vakaro? Nu, ką galiu pasakyti, tik ačiūks, nu. Ačiū labai, tai gal pamatysim. Ačiū labai, jūs, Kiros, esate paskutinė korta šiame mūsų vakare, kuri galite viską apversti aukštyn kojom. Na kągi, bus kaip bus. Sėkmės jums.
Na, aš jūs sveikinu, Kiros, kaip jaučiatės? Labai gerai, ačiū. Na, pažiūrėsime, kągi mūsų žiūri pasakys po tokio įspūdingo pasirodymo. Juk 3546 balsavo už jūs ir tik 576 lietuviai galėtų tai padaryti geriau. Taigi, prašau, žiūri pirmininką. Taip, Kiros, aš tave sveikinu, labai geras pasirodymas, labai daug balsų gavai. Bet dabar jau yra akivaizdu, kas jūsų gerbėmiai televizijos žiūrovai balsų dėka surinko numerį 1. Ir aš labai prašyčiau dabar režisierius susijungti su tuo žmogum ir aš pranešu, kad tai yra 4566 jūsų balsų surinkęs Augustinas, kuris yra prie Donatos. Augustinai! Matai, kaip visi to ploja ir džiaugiasi tavo pergalę. Be abejo, susirauna, mes tuoj ateisime pas jūs į didžiąją studiją. Augustinai, mes laukiame tavęs čia. Na, o toliau. Aš dar primenu, kad Augustinas ir iš mūsų komisijos narių yra gavęs didžiausiai įmanomą skaičių, yra 40, visi 4 mes davėm po 10 balų, jis yra absoliutus lyderis šį vakarą, bet gerai, mes grįžkime prie Kiros. Tu pasirodai šiandien paskutinis, tavo buvo ko gero sunkiausia, buvo ilga reklaminė pauzė prieš tai, tu gyvas ar ne? Gyvas, dar gyvas. Gerai, Violeta, kaip jums? Aš kaip visada, mane tai glumina, mane tai šokiruoja, man labai skauda žiūrėti tave, bet aš negaliu paneigti, kad tai yra ypatingas talentas. Ačiū labai. Ne? Šį kartą buvo visą tai pateikiama lengva, man buvo žiūrėti malonu, tiesiog džiaugiuosi, kažkas tokio, nesuprantu. Ačiū, Vitalijau. Ačiū. Tai buvo įspūdingas pasirodymas ir jisai buvo viena klaida, tas šokoladukas sutrukdė, aš suprantu, ne vietoj jisai čia per filmavimą. Jis turėjo atkristi čia, ant stalo. Taip, Sololo labai mėgsta šokoladą, jis apie jį tik ir mąsto. Iš tikrųjų, puikus pasirodymas ir aš džiaugiuosi, kad tu sugebi kas kartą mus nustebinti. Aš galvoju, tą, kad tu parodė, jau daugiau neįmanoma, bet manau, tu dar esi paruošęs ne vieną siurprizą. Oi, tai buvo labai gražu. Ačiū labai. Ačiū labai. Aš neturiu daug ką pasakyti, aš iš esmės jau susakiau pradžiai, aš tik norėčiau tave pagirti už labai išmintingai pasirinktą muziką šitam pasirodymui, čia mėgstamiausias mano Katino gabalas yra. Šiaip labai viskas fainai, 10 aš to negaliu rašyti. Kodėl? Kas jau, Štai, mūsų publika. aš rašau, aš tau duodu 9, tai yra labai daug. Ačiū, Vis tiek gerai. 10 Violeta, Inga. Ar kitą kartą pro skylutę rakto spyną pralysite? Gerai, ačiū. 10 ir 11. Numeskite greitai, 11 nėra tokio įvertinimo. Ir 10 Vitalijus Sololo. Na, aš savo ruoštų norėčiau labai padėkoti žiūri, kuri šiandien buvo labai nuotaikinga ir padirbėjo iš peties. Žiūri, pirmininkė. Aš turiu tau labai gerą dalyką pasakyti. Žiauriai gerą. Gerai, klausau. Tu gyvas? Jo. Gerai, žiūrėk, Augustinas, neseniai paminėtas Augustinas, yra surinkęs 40 balsų iš komisijos, iš 40 įmanomų. Ir jis rinko labai daug televizijos žiūrovų balsų. Jis praėjo bet kokiu atveju. Tu žinai, kas yra antras, kuris po Augustino rinko labai daug žiūrovų balsų? Turbūt aš. Aš tave nuoširdžiausiai sveikinu, Kiros. Štai tie balsai. Jo, teisingai.